Žiūriu Nataliją ir galvoju, kad išpardavimai nebėra tokia ir gera mintis, kiek galima tuo pačiu arkliu joti. Nuvarysit kuiną į naminių gyvūnėlių kapines. Netinka čia nei pardavimams, nei kitai mūsų siužeto herojai. O kalbėjo apie Kauno skandalistę Eriką Isteriką, kuri išbandė įvairiausius triukus iki triusikų rodymo ir dar daugiau, bet dėmesio į save nebeatkreipia, dėja nieks nebežiūri. Nepadeda čia nei papai, Padeda dažniausiai jie. kur jį rodė policininkams, nei jos erotinės fotosesijos prieš paparacų kameras. Taip, Natalija, visiškai pritardamas jums norėčiau išreikšti mintį, kad norint būti dainininku reikia mokėti dainuoti. Ar ne taip, mano mieloji? Tai čia turėjai kažkokią užuominą, ar čia aš? Negink dieve, tikrai be jokios užuominos. Tiesiog, žinai, taip, gyvenimiškas pastebėjimas. Ar pamenate skandalingąją Kauno dainininkę Eriką Lisauskienę? Ta poniutė, kuri nesuvaldžiusi savo ilgutėlio liežuvio, Eugenijų Ostapenko gėjumi išvadino ir dabar teisme dėl to bylinėjasi. Ko tik apie Eriką paparacai parodė nebuvo. Ji mūsų akise ir pareigūnų suimta buvo. Ir papuką policininkams parodyti siūlė. Šįkartgi Erikutė erotiniai fotosesijai ryžosi. Avantūrai apsinuoginusią dainininkę fotografuoti ryžosi fotografas Šarūnas Milinavičius. Deja, vėliau dėl to labai gailėjęsis. Fotosesiją, aišku, pradėjome nuo grožio procedūrų. O kol stilistė Erika gražino, mūsų komanda kuo erotiškesnę aplinką ruošė. Tuo tarpu pati Erikutė, nežinia kodėl, ar iš patriotiškumo mūsų šaliai, ar šiaip, pusnuogė pirmosioms nuotraukoms pasirodė ne apatiniais pasidabinusi, o susiviniojusi į Lietuvos trispalvę. Ir pajutusi į ją nukreiptus objektyvus, meilę šaliai ir netradicinės orientacijos žmonėms deklaravo. Aš labai myliu Lietuvą. Ypač gėjus. Netrukus dainorėlė populiarųjį papuką glostinėdama savo firminės dainuškas, kad užtraukė. Танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самая красивая. Чанга, aš buvau graži, o dabar esu labai seksuali. Erika graži, seksuali, na pripažinkim, gal ir buvai. O dabar, na, tiek to, dėl skonio, kai sakoma, nesiginčijama. Po pirmųjų nuotraukų Lietuvos trispalvę dengusią skandalistės grožybės Erika pakeitė į labai ryškius ir seksualius apdarėlius, bei mįslingai apie džiazą prabilo. Tuoj duosim džiazą. Ir žinokit, jos žodžiais netikėti negalima. Mat kaip tarė dainininkė, taip ir padarė. Oi, dar. Oi, dar. Ateik parodyk, ką turi. Aš tau parodysiu, ką moku. Taip Erika fotosesijos metu šėlo, kad sutramdyti moterį nesisekė ir jos draugui, kuris visos fotosesijos metu mylimosios iš akių neišleido. Žiauriai, ne? Aš žiauriai. Nu kas čia gero? Netrukus Erikutė į seksualios moters vaidmenį išties įsijautė. Ne, aš rimta moteris, jūs baigit, čia tik taip. Paparacų komandos vyrus visaip kaip viliojo ir net parsiduoti bandė. Ką moters? $50. Kas 50? Aš. Kiek? $50? Nu, aš tai jau tiek tikrai nemokėčiau. Sumokėčiau dvigubai daugiau. O jei rimtai, tai Erikos fotosesijos metu visiems silpna pasidarė, kai dainorėlė šampaną gerti pradėjo. Netruko skandalistė taip įkaisti, kad likusią taurę šio tauriojo gėrimo ant savęs išlaistė. Kas yra, ką? Kas nepatinka? Gerai, tik nepulk mūsų. Paparacams viskas labai patinka. Geriau sakyk, kaip ten su Ostapenko tau sekasi, ką? Ne, mes tęsiam kovą. Aš iš jo prisiteisiu 40 štukų, o jam duosiu 20.
Kas jau kas, tačiau pripažinkime, populiariųjų Lietuvos dainininkų daineles Erika tikrai gerai moka. Ir balsą vis dėlto turi. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Lai, 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 la, 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 la. Bet kaip sakoma, viskas, kas gera ir gražu, anksčiau ar vėliau baigėsi. Ir ačiū Dievui. Tiesa, sunkiausiai šią fotosesiją ištvėrė avantiūrai pasirašęs fotografas Šarūnas. Pirmą kartą gyvenime tokią fotosesiją turėjau, dar dabar neatsigauna rankos drepa. Nežinau, toks žmogus, iš kurio nesugebėjau, man atrodo, padaryti nei vienos gražios nuotraukos. Nu jau, kam jau taip save nuvertinti? Juk ne nuo fotografo rankos grožis priklauso, o nuo žmogaus. Ir aišku, photoshopo. Nepergyvenkit ir neteiskit, mėly žiūrovai, šiai vizualiniai kompozicijai. Pozai mes gavom rašytinį Deivido Zvonkaus sutikimą. Štai jis. Bet, atleiskit, norėčiau pasipiktinti.